Dažniausiai druskininkų teikiamomis paslaugomis naudojasi atvykę iš kitų miestų arba iš kitų šalių. Todėl mes nusprendėme pasidomėti, ar druskininkiečiai dažnai naudojasi sanatorijų, akvaparko, slidinėjimo trasų teikiamomis paslaugomis. Ar dažnai naudojatės druskininkų sanatorijų ir kitų kompleksų teikiamomis paslaugomis? Sveiki, tenka atvažiuoti kartais į akva hotelį, atvažiuojame į akvaparką, į gydyklą, kaip ir šiandien šeštadienį. Ir ar kokybė tenkina jūs? Kokybė, aš manau, kad jinai gera. Smagu, kad jie išlaiko savo kokybę. O kainos ar tenkina? Kainos irgi priimtinos. Iš kurio miesto jūs būsite? Iš Vilniaus. Iš kurio miesto atvykote į druskininkus? Mes druskininkiečiai. Ai, druskininkiečiai, labai gerai. Ar dažnai naudojate sanatorijų ir akvaparko ar slidinėjimo trasų paslaugomis? Dažnai. Vakar naudojamės Eglės plus paslaugomis, o dukra čiuožinėja šiandien Storo arenai. Ir kas labiausiai jūs patinka, ar sanatorijos, ar kas labiausiai traukia apsilankyti kokiam objektui? Mane kaip vyresnio amžiaus žmogų tai masažai, baseinai, paplaukiot kur ramiau, o jaunimas tai mėgsta slidinėti labai. O kainos prieinamos jums? Kol kas prieinamos. Nesiskundžia. Ar naudojatės sanatorijų, akvaparko paslaugomis? Asmeniškai aš tai ne. O kas trukdo tai padaryti? Finansinė padėtis. Ir kas labiausiai ištuština jūsų piniginę? Kokie mokesčiai ar kažkas kito? Daugiausiai mokesčių. O šildymo kainos ar stipriai paplėšo piniginę? Paplėšia, kiek aš žinau. Ar dažnai naudojatės druskininkų akvaparko, slidinėjimo trasų ar sanatorijų paslaugomis? Kartais. Nes druskininkuose gyveni sunku nepasimėgauti, kai turi šalia. Bet šiaip tai, apsilankom, nuolaidos būna, tai tikrai apsilankom. Ar tenkina paslaugų kokybė? Taip, labai gera kokybė ir manau, kad galim tik didžiuotis tokiais. Tokiu pasiektų lygio. Ja. O kainos ar ne per daug didelės? Kai yra nuolaidų, tai galima sakyti, kokybė ir kaina atitinka viską. Ar teko naudotis druskininkų sanatorijų, akvaparko, slidinėjimo trasų paslaugomis? Oi, slidinėjimo trasų dar neseniai atsidarė, tai neteko, bet kaip tik šiandien buvau nuvažiavęs pasižiūrėti. Laukiu, kada bus nekalnų slidinėjimo trasa atidaryta, tada ten tikrai važiuosiu. O sanatorijose, ne sanatorijose, čia šitam Lubio viešbutį, taip sakykime, yra tekę būti pavasarį. Šitaip įspūdžiai ir Lubio akvaparke, nors anas geresnis. Šitaip. Ir tenkina paslaugų kokybė? Be abejo. O kainos ar nepaplonina per stipriai piniginės? Tam ruošiesi ne ekspromtu, iš anksto numatai ir viskas gerai. Sūnus man nuperka vonės, nuperka baseiną, ko tik noriu. Dabar čia masažas žada pažįstama masažistė. Kažkoks tai iš Pietų Korėjos akmenys, kažkokį tai vieną masažą man už 20 kitų nupirko. O kaip tarybiniais metais, kaip dirbom, tai mums buvo nemokama, nei pensininkam. Kartą metuose duodavo vonės, masažą, net kortelės buvo užvestos visiems. Ar teko naudotis druskininkų sanatorijų, akvaparko, slidinėjimo trasų paslaugom? Taip, teko. Buvo įdomu, leidomės nuo aukščiausios šitos kaskados, ekstrem. Buvo įdomu, smagu. Ar tenkina paslaugų kokybė? Taip, mane patenkina. Mane tenkina, man smagu, mane aptarnavimas patinka, malonus ir man atrodo ten tų, kurie prižiūri šitos visus skęstančiuosius pakanka ir dėmesio pakanka, maloniai aptarnavimas, maloniai aplinka. O kainos ar neplėšo piniginės? Kainos, aš nežinau, gal jos ir nėra mažos, bet galima sau leisti vieną kartą metuose. Jūs iš kur atvykote į druskininkus? Čia gyvenu. Ar teko naudotis sanatorijų ar akvaparko paslaugomis? Akvaparko naudojausi, sanatorijos nenaudojausi, nesveika. Neskauda nieko. O ir kaip jums ar patiko ten apsilankyti? Labai. Ten labai viskas ten
Ten labai gerai ir labai gražu ten ir gali, ką nori, ir procedūrų ten, ir tokių visokių mankštų, visko galima. O kaip kainos ar prieinamos? Kainos nežinau kaip jauniem, bet mums prieinamos, nes būna akcijos, būna net gali pasiimti pusė metų, metam ir labai, kiek aš ten lankiausi. Ar jūs esate iš Druskininkų? Taip, iš Druskininkų. Ar jums jau teko naudotis akvaparko ar slidinėjimo trasų teikiamomis paslaugomis? Ne, vyrai, tikrai ne. O kas neleidžia tai padaryti? Finansinė padėtis galbūt. Kas daugiausia sunaudoja jūsų mėnesinių pajamų? Kas daugiausia? Aš pats gal ir sunaudoju. Kas gal nieks. O šildymo kainos ar stipriai paplano jūsų piniginę? Oi, vyrai, atvirai pasakęs, už šildymą jau senai nemokėta. Ar dažnai naudojatės akvaparko, sanatorijų, slidinėjimo trasų paslaugom? Na, slidinėjimo trasomis tai tikrai nelabai, bet akvaparku tai tikrai. Čia labai geras malonumas iš tikrųjų. Ir kaip jums ar kokybė tenkina? Labai. Vilniuje dar nebuvau, bet kiek girdėjau atsiliepimų, tai druskininkai pasižymė daug geresnių negu Vilniuje. O paslaugų kaina ar tenkina jūs? Manau, kad tikrai priimtinesnė netgi negu Vilniuje. Mano draugas atvažiavęs iš Anglijos buvo be galo patenkintas ir norėjo kiekvieną dieną. Vasaros metu norėjo į akvaparką negu prie ežero.